Kaip gyventi vasarą, kad būtum sveika ar sveikas rudenį? Kinų medicinoje mes mėgstam sakyti, kad jeigu teisingai pragyvensi vieną metų laiką, užsidirbsi sveikatos kitam. O kągi reiškia teisingai nugyventi vasarą? Atsakymo reikėtų ieškoti motuliai gamtoj. Vasara gamta yra gražiausioje savo būsenoje. Ryškiausios spalvos, kvapai, garsai. Taip ir tu vasarą turi parodyti gražiausias savo puses. Tiek išorinę, tiek ir vidinę. Vasarą paprastai mes apnuoginame dalį kūno ir renkamės gerokai ryškesnių spalvų drabužius negu rudenį ir žiemą. Ir taip mes tarsi demonstruojam savo išorinį grožį. O kaipgi su vidiniu? O vidinį grožį mes galime atskleisti bendraudami. Bendraudami su šeima, su artimaisiais, draugais, bičiuliais ir visais tais, kurie tik nori su mumis bendrauti. Dar vienas dalykas, kuris išskiria vasarą iš kitų metų laikų, yra gausybė judesio. Šnarėjimas, pleškenimas, čiurlenimas, čiulbėjimas, zvimbimas. Šitie visi garsai rodo, kad greta mūsų vyksta gyvenimas, kitaip sakant, judesys. Vasara kinų medicinoje yra priskiriama ugnies elementui, kurį valdo širdis. Todėl judesys, kuris suaktyvina mūsų kraujotaką, kuris verčia kūną prakaituoti, yra nepaprastai sveikas. Taigi vasarą tu turi būti judriausia savo paties ar pačios versija. Dar vienas dalykas, kurį tu turi padaryti vasarą, tai yra išbandyti naujas veiklas. Ir tai aš tau sakau ne tik kaip kinų medicinos specialistė, bet ir kaip ergoterapeutė. Veiklos gydo, ypatingai tos, nuo kurių tavo širdis atsigauna. Taigi vasarą tu turi išbandyti naujas veiklas, kurių niekada iki šiol nedrįsai, bet labai norėjai, arba sugrįžti prie tų, kurioms tiesiog nerandi laiko. Dar vienas, ne paskutinis ir tikrai nemažiau svarbus dalykas, kurį tu turi padaryti vasarą, tai yra sukaupti daug šilumos. Sukaupti šilumos, kurią tu po to galėsi panaudoti atėjus šaltam, niūriam ir tamsiam rudeniui. Kada tu atsisėsi prie židinio su puodeliu šiltos arbatos ir galėsi savo šilumą pasidalinti su savo mylimaisiais arba netgi su pačiu savim, kad nebūtų liūdna ir vieniša. Kaipgi kaupti tą šilumą? Ogi imant į save viską, kas yra smagu, kas yra šviesu, kas yra šilta, kaupti įspūdžius, skaityti geras knygas, žiūrėti smagius filmus, daug judėti, keliauti, sportuoti, bendrauti ir taip susikaupti didžiulį šilumos bagažą. Tai ką, linkiu tau geros vasaros ir iki pasimatymo. Tikiuosi, kad greit.